čia aš, Amanita, ir čia vasara su Amanita. Ir čia yra aš Monster High Lietuvai, kurioje Klaudija. Tai va, ir šiandieną bus labai linksma laidelė, nes šiandieną turėsime svečių ir kalbinsime kanalą. Bam! Tai gavau užduočių iš jūsų ir žiauriai džiaugiuosi. Labai ačiū ir juos tikriausiai įgyvendinsiu. Ar jūs žinojate, kad jau labai greitai į mokyklą? Bet nenusiminkite, aš džiuginsiu jumis netgi ir rugsėjo mėnesį. Taip, mano laidelė nesivadins vasara su Amanita, bet vadinsis rudenis su Amanita. Žinau, nesirimuoja, bet whatever, nes aš jums žiauriai, ką čia, per vasarą 3 laidelės, nes buvau labai užimta. Nu, tai va, jumis rudenį taip pat galėsiu pakalbinti, taip pat galėsiu viską. Tai gerai, pala, žiūri mano intro. Štai ir mano intro. Tai gerai, tikriausiai paskutinis šią vasarą. Jo. Bet koks skirtumas, tai va. Dabar mes į studiją turėsim pakviesti vieną svečią. Plius nekreipkite dėmesio, kad aš filmuoju su efektu. Tiesiog kažkas atsitiko kamerai ir labai bloga kokybė atrodo su paprasta kamera. Tai va, tai gal jau kviečiu į studiją vieną vampę. Tad kviečiu Charlotte Lore. Sveiki. Sveika, Charlotte, prašom sėstis. Gerai. Na štai ir mūsų Charlotte Lore. Žinau, čia yra Jennifer'as lėlė, bet kadangi kalbinu ne save kaip kalbindavau, nes čia yra naujas svečias, tai ir naujas vardas. Tai va, Charlotte, tau turiu tiek daug klausimų. Aišku, turime juos užduoti labai greitai, nes norime pakalbinti ir kitą kanalą. Tad klausiu jau už dabar. Tai va, Charlotte, noriu tavęs kai ko paklausti. Ar sutinki atsakyti į mano visus klausimus? Taip, žinoma. Gerai. Pirmas skambėtų, kiek metų jau mėgsti Monster High lėles? Apie 2 metus, aš jas labai dievinu. Ne? Tai va. O kokia tam pati mėgstamiausia monstrė? Mano mėgstamiausia monstrė yra Venera. Ir dar norėjau paklausti, ar esi siuvusi drabužėlius Monster High lėlėms? Na, savo lėlėms ar kitoms lėlėms? Taip, buvau siuvusi, bet, aš nesu tokia kūrybiška, tad nelabai gerai išeina man. Aš tik filmuoti galiu gerai, bet siūti irgi man nelabai išeina. O ar kažkada kelsi YouTube stop motion iš lėlių Monster High? Gal ir kelsiu, pažiūrėsiu, kas ateityje bus. Taip. O gal turi kokį Monster High kanalą? Taip turiu, bet šiuo metu aš ten nieko nedirbu, tai galvoju, kad ir niekam nesakysiu kol kas. Na taip, labai protingai. O kaip tu radai mano kanalą? Aš radau žiūrėdama visokius Monster High filmukus ir tiesiog užkliuvo tas ir pagalvojau, kas čia buvo, o tai buvo music video. Tai mes jau turime pakalbinti kitus kanalus, ar tu nieko prieš, kad mes kalbinsime kartu? Ne, bus labai linksma. Na gerai, tad skambiname. Skambinam. Per Skype, aišku. Skambinam. Sveika. Čia vasara su Amanita, ir mes šiandieną tave norėtume pakalbinti. Ir mes norėtume tau užduoti kelias klausimus, ar tu nieko prieš? Gerai, pirmas, ar turi kokių lėlių? Turiu Monster High lėlės devynios kol kas,
nelabai neseniai turėjau 6, bet dabar tai. Kaip įdomiai. O kokias tu lėlės turi Monster High? Turiu vieną berniuką Visą Gorgoną, tada Katrina Danau, Draku Laura, Daktarą Vondergį, labai atsiprašau, kad viską. Ne, nieko tokio. Gerai. Tada turiu, aš kažkaip reikia, kad man pasakos išnežinėsiu viską. Gerai. Turiu Operetą, Kladiną, Klabūną ir Arklę. Labai smagu. Aš prisimenu, kaip aš turėjau 9 lėlės, buvau žiauriai laiminga. Tai gerai. Na ir trečias klausimas. Kiek metų taupai tas monstras? Aš kažkur apie 2-3 metus taupai. Na, aš jomis domiuosi 3 metus, bet prieš daug metų gavau Robetą. Dar ir Rebeka turi. Taip, gerai, toliau 4 klausimas. Kiek metų gyvuoja tavo kanalas? Kanalas 1, man atrodo. Bet metų turbūt ir nėra. Aš mačiau, kad aš tada įsikūriau prieš įkeldama savo video tenai. Tai, kadangi kiekvienai tas įkėlus, pažiūrėjau ir man duoda, kad prieš 6 mėnesius įkėliau. Tai kažkur beveik metų. 5 klausimėlis skambėtų taip. Kokie to mėgstama Monster High lėlė? Labai atsiprašau, aš neišgirdau. Kokia to mėgstamiausia Monster High lėlė? Lėlė yra Daktarą Vondergį, dar Sora Leistraitį ir Katrina Danau. O iš kokių kolekcijų tau tos lėlės patinka? Ar tu tiesiog šiaip jas mėgsti iš bet kokių kolekcijų? Man vienintelė kolekcija man patinka, kai monstrai atgyja, kai jie, ką nors ten daro. Man ta kolekcija truputėlį irgi nepatinka, dėl to, nes kiek čiupinėjau tos lėlės beveik nesilanksto. O tai čia labai juokingai. Veidai biški kažkaip labai... Taip, veidai ir drabužiai labai keisti. Gerai, 6 klausimas. Ar kažkada kelsi stop motion su savo Monster High lėlėm į savo kanalą? Į savo kanalą aš kiekvieną video esu įkėlus, bet... Taip, mes matėme. Taip, o savo stop motion savo kėlis buvau, bet be muzikos aš neradau programos muziką padaryti. Gerai, kitas klausimas. Kokia dabar Monster High lėlė tavo mėgstamiausia ir kokią jūs norėtumėt pirkti? Aš norėčiau nusipirkti, labai norėčiau Sora Leistraitį arba Frankensteiną. O gal žinai kokias kolekcijas? Kokias norėtume? Geriausiai būtų bazinė, bet man nesvarbu. Aišku, tik tais ne iš monstrai atgyja. Kitas klausimas. Turiu kokių Monster High daiktų? Monster High daiktų, tiesiog iš daiktų turiu priedus turiu, o tokius spalvotus lapus ir kelius dar seniau daiktus turiu, bet ne visam sakas. Dar vienas klausimas. Ar mėgsti kažką be monstrių? Kokį My Little Pony, Barbės, dar kažką? Man patinka Barbės tos, kurios visiškai limstis, bet nelabai. Barbės man patinka, bet labiau patinka mano mažysuonis, taip kaip jūs pasakėt. Man taip irgi jie patinka. Na gerai. 10 klausimas. Kaip atradai mūsų kanalą Monster High Lietuva? Arba Facebooką, arba... Aš jau kanalą daug jau senai labai atradau, tik tais neužprenumeravau, nes dar man rods neturėjau savo kanalą pasidariusi. Aš atradau
pirmą atradau Monster High lietuviškai, po to Monstrų pasaulio, po to jau pažiūrėjau jų Monstrų pasaulio prenumeratas ir radau tavo kanalą, pažiūrėjau video, man labai patiko ir aš susikūriau savo kanalą ir paprenumeravau tave. Labai smagi istorija. Dar turiu kelius klausimus ir tuoj baigsime. Klausimai skambėtų taip. Ar kažkada esi siuvusi savo lėlėms kokius drabužėlius? Ir man nutiko taip, kad Rebeka labai sena lėlė, kai dar nemokėjau prižiūrėti savo lėlių ir pamečiau jos rūbus, tai aš pasidariau kelis jos rūbelius, bet labiau tam su diržais aš juos pritvirtinau. Bet dabar nelabai gražiai tie, aš esu taip. Sakandalis, bet dabar jie nelabai graži, nes neturėjau tamsesnės medžiagos, su balta padariau labai negražiai atrodo, bet svarbu, kad nors su drabužiais yra. Na taip. Dar norėjau paklausti klausimo, koks iš Monster High Lietuvių kanalo to mėgstamiausias video? Mano mėgstamiausias video yra, man atrodo, kad aš iš tikrųjų pati net nežinau, bet man labiausiai patiko tavo kanalo pristatymas ir Klakdė pristatymas. Taip, tik tais tą Monster High Lietuvių pristatymę, kanalo pristatymę, padariau vieną klaidą ir tikiuosi, niekas jos nematė, rašyti ne ten klaida ir aš tikiuosi, jos niekas nematė, bet aš greitai pertaisysiu, kas žino tą klaidą, aš būtinai pertaisysiu. Na tai ačiū tau labai ir kaip vadinasi tavo kanalas, dar primink mums, kad galėtų kiti žmonės tave užprenumeruoti. Ten, kadangi tik vienas video, tai nežinau, bet mano kanalas taip ir buvo, taip ir vadinasi, Evilija Bučiūtė. Būtinai pasuskraibinkite ją, paliksiu nuorodą aprašyme. Gerai, mums jau skambina kitas pašnekovas ir ačiū tikrai tau, kad nepatingėjai laiko rasti ir su mumis pasikalbėjai. Labai tau ačiū, būtinai žiūrėk šią seriją, ji greitai bus įkelta. Ate!